Sveiki, šiandien su jumis noriu pasidalinti tiesiog apie 4 dalykus, kurie yra labai svarbus startuojant tinkliniai rinkodarai, tam, kad startuotumėt jūs labai sėkmingai. Tai visi tie, kas norit startuoti, netgi tie, kas jau dirba tinkliniai rinkodarai, visą laiką turit galimybę startuoti dar kartą iš naujo padaryti tą pirmąjį gerą proveržį. Tai, kaip ir sakiau, 4 ingredientai, kurie lemia gerą startą. Pirmas iš ingredientų tai yra reikia pranešti apie save. Lietuvoje turim tokią situaciją, kada žmonės susiranda naują darbą, įsidarbina kažkur tai ir visą tai slepia nuo savo draugų, nuo savo pažįstamų. Tikriausiai jūs irgi turite tokių pažįstamų arba draugų, kurie pakeitė darbą prieš pusę metų ir sėdi ir laukia, kol kažkas juos užkabins ir paklaus: o, pastebėjau, kad tu važiuoji nebe tą miesto pusę, gal pakeitė darbą? Ir iš tikrųjų tas žmonės sako: jo, pakeičiau darbą, bet nieko apie save nesako. Taip dažnai jie patys pralaimi, nes galbūt aš iš jo būčiau nusipirkęs jau kažkokią prekę ar paslaugą. Tai norim pranešti apie save. Kur tai galim padaryti? Vienas geras dalykas, ką rekomenduoju visiems padaryti, yra išsiųsti laišką savo geriausiams draugams. Ką tai reiškia? Kad išsiųskit tokį laišką, kuriame parašykit: mėly draugai, nuo šiandien aš pradedu savo karjerą, pradedu savo verslą su kompanija tokia ir tokia, su kompanija Capital, ar kokią kompaniją jūs pasirinksit. Ir nuo šiol aš tiesiog daug laiko skirsiu tam, lakstysiu, ieškosiu partnerių, taip kad iš jūsų prašau palaikymo, paprašykit savo draugų palaikymo. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Taip pat galite parašyti kokias paslaugas ar prekes jūs parduodat ir kokiu klausimu gali kreiptis jūsų draugai į jūs. Bent jau man šis laiškų siuntimas atnešė 2 klientus, 2 sudarytas gyvybės draudimo sutartis. Tai tikrai veikia. Kur dar galima pranešti apie save? Tai vėlgi socialinė medija visa, tas pats Facebookas. Aišku, tai darykite, jeigu tik tai tvirtai apsisprendėte imtis tos karjeros. Tai Facebooko statusą profesionaliai vėlgi užrašykit, kad nuo šiandien aš esu tas ir tas ir nuo šiandien startuoju profesionaliai tinkliniai rinkodarai. Vieni, aišku, priims jūs, kiti atmes, bet mums reikia tų žmonių, kurie jūs priims. Taigi, pirmas dalykas buvo pranešti apie save. Antras dalykas, kas reikalingas geram startui, tai yra pats tas startas. Pasistengkit sukurti savo startą tokį, kuris būtų pavyzdys savo kompanijai. Ypač jeigu startuoja ne pirmą kartą. Surinkit tiek taškų, tiek procentų, kad pereitumėt per pirmą arba per keletą kokybinių savo pakopų. Mano asmenis pavyzdys, surinkau 178 taškus per savo pirmą savaitę. Ir tada matom mes, kad galima sėkmingai startuoti ir tokį atsiskaitimo lapelį, tą ataskaitą jūs galėsite rodyti savo partneriams, tuos žmonės, kuriuos jūs vėliau kviesite iš tą veiklą, ir jie matys, kad jūs uždirbot, kad jūs padarėt gerą startą, spėkit, kaip elgsis jūsų naujokai. Jie lygiai taip pat startuos, kaip startavot jūs, greitai ir efektyviai. Aišku, ir visą laiką, bent jau M-Capital sistemui, yra labai svarbu turėti kuo daugiau asmeninių taškų, pačioj pradžioj kuo toliau atsiplėšti, nes visą laiką tą skirtumą išlaikysit ir visą laiką uždirbinėsit tą skirtumą ir uždirbinėsit tos pinigus. Taigi startas labai svarbus. Tai antras dalykas – startuoti kiek įmanoma greičiau, padaryti kuo daugiau pardavimų per kuo trumpesnį laiką. Trečias dalykas – tai yra tikriausiai svarbiausias iš visų 4 – pasidaryti duomenų bazę, pasidaryti vardų sąrašą ar kaip ten pavadinsi tai. Tai yra sukurti tokį sąrašą visų pažįstamų žmonių, kur būtų absoliučiai visi žmonės, kuriuos pažįstat. Bent jau aš tai naudoju Google dokumentus tam, pasirašiau visų savo pažįstamų sąrašą, informaciją apie juos, vardas, pavardė, telefonas, miestas, gimimo data, kiek jam yra metų, ir dirbti būtent pagal tą sąrašą. Jūs niekada nepritrūksit kontaktų ir niekada nepasibaigs jūsų pažįstami, jeigu jūs turėsit įgūdį kiekvieną dieną pridėti po 2 žmonės į savo sąrašą. Ta darau ir aš, kiekvieną dieną susipažįstu, pagalvoju apie kažkokį tai žmogų, nors ir neturiu kontaktą, užsirašau vardą ir kur aš jį pažinau, arba vardą ir pavardę. Taip, vėliau tai žmonės gal kartais kreipiasi patys mane, kartais aš susitinku ir turiu galimybę pasiimti jų kontaktus. Taigi, turėkit įgūdį, pildyti vardų sąrašą ir aišku pasidarykit kuo didesnį, kuo platesnį, su kuo daugiau informacijos. Tai padės jums ir ateityje, net jeigu jūs pakeisit kompaniją. Tai, kas yra jūsų vertė, tai yra jūsų santykiai, jūsų turimas kontaktų kiekis. Ketvirtas, paskutinis dalykas, naudokitės
pagalbinėmis priemonėmis. Naudokitės tą trečių šalių pagalbą, tai vadinam. Ar kas tai yra? Ta trečių šalių pagalba, kaip aš vadinu, tai būtų visa marketinginė medžiaga, ką jūs turite savo kompanijai. Video seminarai, video pristatymai, prezentacijos, PowerPointas, vadovų pagalba, lankstiniai, skrajutės ir visa kita. Naudokitės būtinai šią medžiagą. Kodėl? Kai jūs startuojat, kai startuoja jūsų komandos nariai, jie tikrai nebūna profesionalai. Ir tai aišku jaučia ir klientai. Todėl labai didelę įtaką turi ta trečių šalių medžiaga. Kada jeigu jūs pakalbėjot su klientu, jis išgirdo jūsų nuomonę, pristatymą ir dėl kažkokių priežasčių dar nori pagalvoti, pirkti ar nepirkti, labai gerai veikia pagalba iš tos trečios šalies. Tai yra, kad dar kažkas papasakotų ar parodytų, kad visa tai, ką jūs pasakojat, veikia, kad jūsų produktas yra naudingas, kad šita sistema veikia. Jeigu turit video pristatymą, duokit jį peržiūrėti. Jeigu turit kažkokią tai PowerPoint prezentaciją, vėlgi palikit tam klientui peržiūrėti šitą informaciją. Dar geriau, jeigu gali tas jūsų kolega, su kuriuo kalbėjote, jūsų klientas ar partneris būsimas, susitikti su jūs pakvietus asmeniu, jeigu jūs, aišku, aukšto lygio vadovas, ne? Išnaudokit tą trečių šalių pagalbą. Tai pabaigai, reziumuojant, 4 dalykai, kas padės jums ir jūsų komandos nariams startuoti efektyviai. Pirmas, praneškite apie save, ką pradėjote daryti, kuo užsiimat. Antras, padarykit gerą startą, surinkit didelį kiekį taškų, pasiekit antrą, trečią pakopą, ar kokios yra skaičiavimo principai pas jūsų kompanijai. Trečias dalykas, pasiruoškit tvirtą, didelę, efektyvę duomenų bazę. Jeigu galit, nusipirkit netgi klientų valdymo sistemą, tam reikia, tai tikrai naudinga. Ir ketvirtas dalykas, naudokitės pagalbą, naudokitės trečių šalių pagalbą, video pristatymai, prezentacijos, vadovo pagalbą. Tai tiek šiandienai ir iki pasimatymo, tikiuosi dar šią savaitę. Viso.